Vilko ir šuns draugystė. Buvęs toks pasenęs šuo, šeimininkai nebedavusi jam nė lakti, visi jie mušinėja, spardė, jis tiktai smalkėjosi sudžiūvęs, perkaręs, pasišiaušęs, bjaurus buvęs ir pasižiūrėti. Jis nei ausim nebegirdėjęs, kad ir ką pjūdydavę, siundydavę ką ar kiaules iš aptvaro, iš kluonų, jis negirdėdavęs. Kad jis toks niekam nebevertas palikęs, tai mažai ir namie bebūdavęs. Valkiodavęs šen, ten, pats savęs nebesikęsdamas, kol sprogtuvės prieis. Vieną kartą, nusivilkęs į pamiškę ir sutikęs vilką, vilkas jo klausęs: Šiura, ko tu toks sudžiūvęs, kur tu dabar eini? Šuo atsakęs: Niekas manęs namie nebekenčia. Spardo ir daužo, lakt nebeduoda, tai kaip aš begaliu būti geras, gražus ir nebežinau, kur man reiks dėtis. Vilkas jam ir sakąs: O ar tu žinai, Šiūra, aš tau dabar galiu padaryti gerą. Kiti jau ėmė rugius pjauti, tai ir tavo šeimininkas su šeimininkė išeis rytoj rugių pjauti. Šeimininkė išsineš savo vaiką ir pasidės ant dirvos, o tu ten pat būk. Gulėk netoli, aš išlindęs iš tarpurugės pagriebsiu vaiką, o tu tada paskui mane bėgdamas lok, graibstyk man už kulnų, tik neįkąsk, tai aš panešęs vaiką ir pamesiu, o tu apie tą vaiką lakstyk, gerinkis, tada tave šeimininkas ir vėl pradės mylėti. Rytojaus dieną taip ir buvo, šeimininkas su žmona išėjo rugių pjauti ir kartu išsinešė mažą vaiką. Pasidėjo ten pat prie balelės, o šuo atsivilkęs paskui netoli atsigulė. Jie bepjaudami toli nuėjo. Šit išlindo iš tarpurugės vilkas, kapt vaiką ir neša, šokiek begalėdamas paskui bėgdamas lot, griebė vaikui už kulnų. Pamatė vilką, žmonės šaukė: Tūlia, tūlia, vilką, uci, uci, sabaliuk, turėk, turėk. Bėga paskui rėkia, siundo kiek begalėdami vilką šunimi. Vilkas panešėjo kiek vaiką ir pametė, o šuo nebesumano, kaip apie tą vaiką belakstyti, besidžiaugti. Atbėgo ir šeimininkai, pagriebusi vaiką, šeimininkė glosto šunį, šeimininkas pasiruošęs tą šunį ir ant rankų nešti. Džiaugiasi abudu, kad ne tas mūsų sabalėlis, tai būtų vilkas vaikelį į mišką nusinešęs ir suėdęs. Toj duoda tam šuniui gerai ėsti. Aptepė duoną taukais, riebių barščių įpylė į lėkštę. Šuniokui ir akis nušvito. Kai parėjo namo, nebesumano, kaip tą šunį ir bemylėti. Jau po 3 kartus per dieną lakduoda. Kai tik šeimininkas ar šeimininkė pasisuka prie stalčiaus, vis po riekį gali duonos pameta. Šuo taip atsigavo, atkuto. Kažkada vėl tas šuo nubėgo į pamiškę ir sutiko vilką. Vilkas klausia: Na ką, Šiūra, ar dabar jau geriau einasi? Dabar tai kas kita, geriau ir nebereikia kaip yra. Vilkas ir sako: Juk aš tau tada sakiau, kad man griebk už kulnų, bet neįkąsk, o tu man visus kulnis sukandžiojai. Tai dabar aš tave pjausiu. Nepjauk, sako šuo, mūsų kaime bus vestuvės, šeimininkės sesuo išteka. Tai ir tu ateik, mudu ten gerai pasiragausime, ateik rytoj. Vilkas ir paklausė, nebepjovė šuns. Rytojaus dieną jau iš vakaro ateina vilkas, patamsi juodu jis spruko į seklyčią, sulindo į pastatą ir kremta kaulus. Vilkas taip kremta, kad net vestuvininkai ima stebėtis iš tokio tratinimo. Reikia pažiūrėti, kas čia, sako vienas. Nagi šunis, kas daugiau, sudraudė kitas. Pasigėrė vestuvininkai, nuliejo pastalin degtinės. Vilkas niekados degtinės neragavęs, palaižė ir pasigėrė. Ir apsisuko vargšui galva. Vestuvininkai dainuoja, šoka, jau ir vilkas sako šuniui: Šiūra, jau ir aš dainuosiu.
Šuo jį ramina, susimildamas tylėk, jau pirmą kaulus kremtant stebėjosi, vos tik tai nepasižiūrėjo, o kai uždainuosi, tai tave atras ir užmuš. Tam kartui vilkas nutilo, dar daugiau jie užėdė ir nulaistytos degtinės palaižė, o čia po aslo visi dainuoja, šoka, vilkas ir vėl sako, Šiūra, aš dainuosiu. Tylėk, vestuvininkai atras mus. Vilkui pastalėje taip gera, taip linksma, o čia visi vestuvininkai linksminasi. Nebeištvėrė vilkelis nieko ir Šiūro besakęs tiktai savo vau ir uždainavo. Sujudo, subruzdo visi vestuvininkai, šaukė, rėkė, vilkas, vilkas, pasigriebė vėzdos, su šviesa pasižiūrė į pasalę, ogi ten didžiausias svečias, išsitempęs po visų stalo begulys. Kai ėmė vėzdais duoti, tai vos tik neužmušė. Vilkas vos ne vos per langą laukan išsigrūdo ir ilgai sirgdamas turėjo slapstytis po tankumynus, gydyti apdaužytus šonus. Jau kiek atsigaivelėjęs vėl eina supykęs pas tą šunį, žadėdamas jį papjauti. Šuo gulėjo kūtėje, o tos kūtės pamatai buvo kiauri. Vilkas priėjo prie vienos skylės, uodžia ir sako, Šiūra, ar tu čia esi? Ir jau lenda pro tą skylą, pašiūrė dvidžiūvą, atsakė šuo. Šuo per kitą skylę šmaukšt laukan ir išlindo, o vilkas ir neberanda, pro kur išlysti. Žmonės ir užmušė atradę kiūtyje vilkelį.